Tai ką, sveiki visi. Aš manau, kad tikriausiai matausi geriausiai aš. Visi kiti turėtų nueiti į foną. Jeigu ką, galite padaryti pin ant manęs ir tada matyti mane geriausiai. Tai visiems labas vakaras ir šiandieną noriu jum pakalbėti ir parodyti praktiškai dalykus, kuriuos darau. Tai visų pirma, labai labai dėkoju už jūsų drąsą ir kad aplamai drįstat ateiti, kaip sakant, į tokią vietą, domėtis savimi, o ne būti ten kur nors, sakykime, tiesiog skrolinant ar galbūt ten, nežinau, kažkaip tai tuščiai laiką leidžiant, galbūt kažkas iš jūsų kažką vartoja ar kažkokius kitokius dalykus daro ir sveikinu, kad esate dabar čia, domitės savimi. Aš esu Liudas Vasiliauskas, žmogaus elgsenos ekspertas. Aš maždaug 20 metų jau domiuosi visomis šitomis temomis ir stipriai jose judu. Visada man buvo pats didžiausias susidomėjimas gyvenime šitie dalykai, apie kuriuos šiandieną kalbėsiu. Ir visokiausios psichologijos šakos, visokiausi tyrinėjimai įvairiausių traumų, įvairiausių pasitikėjimų, nepasitikėjimų savimi. Esu domėjęsis ir labai giliai išbandęs ir hipnozės, ir NLP, ir įvairiausius metodus, tokius kaip Silva metodas, įvairiausius tokius hipnotinius, sakykime, dalykus. Tada daug dirbau ir į Lietuvą atvežiau paleidimus. Jeigu esat girdėję, turbūt Lietuvoje dabar labai girdisi paleidimai, ne? Tai paleidimai buvo vienas iš labai tokių didelių etapų ir po to a, aš turėjau labai didelį periodą, kada domėjausi stipriai Indijos įvairiausiamis filosofijomis ir meditacijomis. Vėliau nuėjau į tai, kas man labai patiko ir labai surezonavo, tai yra dėkingumo praktikos. Am, Dabar norėjau paklausti, ar visi matote mano pašerintą skryną? Mm, gerai, to sekundelę įeisiu. Tai va. Gerai, visi matote, ne? Turbūt. Taip, žiūrim. Jo. Tai, žodžiu, man susidomėjimas tiesiog šitais dalykais visada, kaip jisai per vidų, kaip sakant, žmogus skleidžiasi, buvo maksimaliai įdomus. Ir aš turėjau daugybę iš tikrųjų laiko keliaujant, darant dalykus, mokant įvairiausias grupės, užkuriant įvairiausius ir dabartinius iš tikrųjų Lietuvos tam tikrus lyderius, nu, kaip ir paimkime tos pačius paleidimus. Ir tiesiog daugybę metų tiesiog tuo domiuosi ir man tai yra svarbu. Tai aš tiesiog pradžiai noriu Jums papasakoti, su kuo Jūs susidurėt ir kokia mano, kaip sakant, yra ekspertinė vieta. Ir visai nesenai aš sutikau John DeMartini. Tai Johnas DeMartinis yra žmogaus elgsenos tyrinėtojas ir filosofas, polimatas. Tai reiškia žmogus, kuris studijuoja labai daug mokslo šakų tam, kad suvesti kažkokias tai paralelės ir kažkokias tai sinchronijas. Tai žmogus, kuris tikrai labai labai stipriai pajudino žmogiškąją psichologiją. Sakykime, manau, kad visoje planetoje ir po eilės metų bus žinomas, manau, kad kaip Sokratas, kaip koks nors Platonas ir panašiai stovės šitam stalčiuke, nes tikrai yra labai stipriai pažangiai einantis, sakykime, labai labai aukšta kryptim. Tai šį savaitgalį, kai buvau su juo, jisai pasakė man šitos žodžius, kuriuos, kaip čia pasakyti, nufilmavau šitos žodžius, kuriuos čia parašiau. Tai jisai palinkėjo pasitikėti ir eiti su manim kartu, nes aš esu vienas iš jo facilitatorių ir mokausi pas jį asmeniškai. Tada, ką aš nuveikiau su šituo dalyku, bent jau pastaruoju metu, tai čia turbūt gal toks didžiulis posakis, bet tiesiog labai norėjau pabandyti kažkokį aukštą lygį ir susisiekiau su Sergejum, nes aš jį pažįstu ir pažinojau.
Labai nedaug iš tikrųjų, bet pažinojau ir sakau, Sergejau, gal nori pabandysim tave paruošti kovoms. Čia maždaug buvo prieš metus laiko ir aš jam padėjau įveikti labai labai stiprias emocijas, įvairiausius dalykus, su kuriais jisai susiduria prieš einant į rinką, nes prieš einant į rinką žmogui reikia atiduoti realiai viską pastatyti ant kortos, tai reiškia ir savo visą reputaciją, ir savo sveikatą, ir daug kitų įvairiausių aspektų gyvenimo. Tai ten yra labai labai didžiulis dėkingumas ir dvasingumas. Tai reiškia, žmogus tikrai turėjo įdėti milžinišką darbą ir tikrai milžinišką darbą dėjo su manim. Tai mes padarėm nu, daug užsiėmimų su juo ir pasiekėm netgi pasaulio čempiono titulo kovą laimėjom. Tai tikrai kažkas tai labai įspūdingo. Toliau esu dirbęs su Justina Džiazu, paruošiant ją išeiti į arenas. Ir čia iš tokių, sakykime, įdomesnių atvejų, nes galiu pripasakoti labai daug. Tai padėjau jai irgi su labai gal, sakykime, panašiais dalykais kaip ir su Sergejum, bet Sergejaus atvejais tikrai daug toksai, žinai, stipresnis, sakykime. Ir daug metų pastarųjų keliavau po Pietų Ameriką, veždavau tenai grupės, tai galite va pamatyti mano įvairiausias kelionės grupės. Va matot, dešinėje pačioje aplankiau savo giminaičius Bolivijoje. Ir gerai, važiavam toliau. Čia šitų žmonių mokiausi. Vienas iš jų va, yra šamanas Gilermo, kuris čia yra per centrą toksai supypęs žmogus. Jo jau nėra šitoj žemėj, kaip sakant, jisai iškeliavo į kitą pasaulį, bet buvo tikrai labai labai įspūdingas dedukas, kuris išmokė labai daug lengvumo gyvenime. Tai man visa tai, ką aš mokiausi per visus tos metus, atsiriamė į tai, kad tiesiog žmogus nori būti dėkingas. Ir pavyzdžiui, aš būdamas su tiesiog visokiom psichologijom, su visokiais NLP, su tom pačiom meditacijom, tiesiog nejausdavau daug prasmės gyvenime. Ir kai aš nejausdavau, sakykime, tokios, nu, pilnos prasmės gyvenime, tai reiškia, kad ten būdavo daug nuėjimo į tokį dvasingumą ir nepilna koja stovėdavau savirealizacijai. Tai labai man pradėjo rezonuoti Pietų Amerikos mokymai su dėkingumu ir tas visas dėkingumo reikalas mane atvedė pas ir dabar su darbu su Johnu Demartiniu. Ir čia yra labai stipri tema, nes mes dėkingumą jaučiame tada, kada mes matome pilną gyvenimo paveikslą. Čia yra tokia nuotrauka, kur aš esu pridėjęs ranką, būdamas Pietų Amerikoje, inkų tokiai šventyklai. Žodžiu, čia yra akmenys sudėti prieš, sakykime, 500-600 metų ir jie yra taip tobulai sudėti, kad neįkiši net popieriaus tarp jų ir jie stovi, ta konstrukcija ant tiek tvirta, kad atlaiko žemės drebėjimus ir, žodžiu, yra genijaus darbas iš tikrųjų. Ir tie akmenys varijuoja. Vieni yra 40 tonų, o vat kitas gali būti 1 cm dydžio. Ir inkai specialiai šitos dalykus darė, kad parodyti, kad bet kuris žmogus, bet kuris, sakykime, gyvenimo dalyvis yra vertas šitos vietos, kurioje jisai yra, nes ir jisai tarnauja ir turi kažkokią tai savo rolę. Tai tarptų visų didelių akmenų įdėtas šitas labai mažiukas akmenukas turi labai didelę simbolinę prasme, kad mes visi esam, nu, vat, gyvenimo paveiksle reikalingi ir kad tai kažką tai reiškia, tai nėra kažkokia klaida, kad tu esi taip čia ir dabar. Ir mano teiginys yra, kad jūs nesate padarę klaidos per visą savo gyvenimą, savo vertybėse. Savo vertybėse jūs niekada nebuvot pasielgę su klaida vadinama. Nes tasai teisinga, neteisinga, gera, bloga
yra labiau apie lygmenis, tiesiog suvokimo lygmenis. Ta prasme, jeigu aš suvokiu situaciją prastai, aš galvoju, kad jinai yra bloga. Jeigu aš situaciją suvokiu pilnai, aš tiesiog matau, kad tada buvo tobula, dabar yra tobula ir tiesiog viskas yra tobula. Tai dabar, kai mes matome tik tai dalį informacijos, mes jaučiame labai stiprias emocijas. Tai čia vienas iš šiandienos temų yra, kodėl aš jaučiu labai stiprias emocijas ir kas yra tos labai stiprios emocijos ir kaip jos, sakykime, gyvenime funkcionuoja. Taip, aš pabandysiu dar čia padaryti piną ant savo screen share. Nežinau, ar jį filmuoja, tikiuosi filmuoja. Tiesiog noriu įsitikinti. Tai kada mes turime pilną gyvenimo paveikslą, turint pilną gyvenimo paveikslą, mes nebeturim priekaištų. Tai aš visą laiką labai mėgstu papasakoti vieną pavyzdį, kad kai man buvo 17 metų, mane buvo sumušę ir sulaužę mano dešinę koją per čiurną, abu kaulus, atvirų lūžių ir koja tiesiog tai vat kabėjo ant šono. Ir tai atrodė tuo metu be abejo pats baisiausias įvykis ir tikrai buvo labai pavojinga ir visa kita, nes maža kas ten galėjo nutikti. Ir aš iš pradžių pykau, po to nuėjau į kažkokius tai, sakykime, po daugelio metų į kažkokius tai ten dvasingumus, pradėjau jaustis kitaip, pradėjau ale atleist, kas irgi yra iš tiesų susimaišymas. Tada praėjo dar metų ir aš pradėjau matyti, po biškį pradėjau matyti, kad realiai tai nebuvo jokia klaida, nes tai davė labai daug man tuo metu. Tai reiškia, aš sugrįžau į mokslus, sugrįžau į šeimą, sugrįžau su draugais, labai užsiauginau savivertę, nes man visi tiesiog labai davė daug dėmesio. Tada galėjau įstoti į universitetą ir mokytis universitete. Tada gavau savo, aš mačiau, kad mane tai labai pakeitė, labai vedė daryti labai kitokius dalykus. Ir tiesiog man tai davė mano svajonių darbą, nes aš 23 metų suvokiau, kad aš noriu daryti šitos dalykus. 23 metų tiesiog buvo pilnas suvokimas, kad aš visą gyvenimą norėčiau mokytis ir kitiem padėti išmokti šitų dalykų, suvokti savo gyvenimo prasme, būti daug daugiau savirealizacijoje ir siekti savo gilaus, prasmingo gyvenimo. Ir aš tą darau sėkmingai, iš to uždirbu ir tada, kai aš pamačiau, kad tai buvo būtent šitas posūkis man lėmė visą tai, aš palikau toks dėkingas tam ir aš galvoju, už ką aš tada turiu atleisti šitiem žmonėm, nes man realiai nėra už ką atleisti. Tai niekas tavęs nepuola, kad ir kokia tavo yra gyvenimo situacija, jeigu tu ją iš ties paimtumei ir patirinėtumei iš giliau ir surinktumei pilną gyvenimo paveikslą, nes kai tu matai pilną gyvenimo paveikslą, tu palieki dėkingas, taip kaip yra, kad ir kokia ten tavo ta situacija būtų dabar. Tai ir tai yra labai paprastas dalykas suprasti ir paprastas dalykas praktikuoti, bet pakankamai sudėtingai žmogui išeina prisiversti prisėsti, nes jį tiesiog būna įtraukusios emocijos. Tai tokiu būdu iš tiesų, jeigu tu nagrinėtum ir žiūrėtum, aš parodysiu, kaip tą daryti, jeigu tu nagrinėtum ir žiūrėtum šitą dalyką aktyviai savo gyvenime, tai tu suvoktum, kad niekas tavęs nepuola. Iš tiesų, niekas tavęs nepuola ir niekas niekada tavęs nepuolė. Viskas buvo tau tiesiog labai geras atsakas gyvenime, tai reiškia, tai yra atgalinis ryšys. Sunkios emocijos, sunkios situacijos yra tiesiog atgalinis ryšys. Geros emocijos ir gražios situacijos irgi yra atgalinis ryšys, rodančios tau, kad tu eini savo keliu. Pavyzdžiui, aš šiandieną čia sėdint, dabar
jaučiuosi nuostabiai, jaučiuosi visiškai savo vietoj. Aš jaučiuosi, kad, nu, vat, aš darau dabar piką, maksimumą to, ką aš kaip būtybė galiu daryti šią akimirką. Ar aš galiu ten daugiau? Galiu daugiau, bet tai, kas vyksta dabar, ta prasme, man yra, ar aš norėčiau būti kažkur kitur šitame gyvenime, šitoje visatoje, visiškai ne. Tai tai simbolizuoja, kad aš darau tai, kas man yra labiausiai įkvepiantis dalykas. Dabar, ar yra tame sunkumu? Be abejo, tame yra sunkumu. Ar man tai yra galbūt kartais stresas ir taip toliau? Jo, gali būti tai stresas. Pavyzdžiui, aš rytoj važiuoju į konferenciją, kur, nežinau, ten kažkiek keli šimtai bus žmonių, prieš kurias reikės atsistojus kalbėti. Sakykime, kelia šiek tiek emocijų ir pasirašymo ir ten visų kitų dalykų. Tai dabar, jeigu mes neišsprendžiam šitų emocijų, kas tada vyksta? Kaip manote, gal netgi norėtumėte į čatą parašyti, kas tada vyksta, jeigu aš neišsprendžiu visų šitų emocijų? Kaip jūs manot, kas tada gali su jumis vykti? Tai aš, aišku, be abejo pasakysiu jums užbėgdamas už akių, jeigu jūs nespręsite šitų dalykų savyje, tai emocijos kuria paprasčiausiai senėjimą. Tai reiškia, kuo žmogus patiria emocionalesnius dalykus, tuo jisai labiau sensta. Ir jūs turbūt esate turėję kiekvienas periodą vieną kitą, kada jūs tiesiog matėt ir jautėt, kad jūs realiai galbūt senstelėjot per tą periodą. A, Paspauskit geltoną ranką, jeigu jums yra tai buvę nutikę. Aš šiaip iš tikrųjų pakankamai užtikrintas esu, kad tikrai čia praktiškai visi yra tą išbandę ant savęs asmeniškai. Bet turbūt labai gerai žinot, apie ką aš kalbu. Tai, žodžiu, emocijos kuria didžiulį senėjimą. Ir emocijos reiškia, kad tu tiesiog nematai pilno gyvenimo paveikslo. Ir tada pradeda rastis jausmas, kad nėra tvarkos gyvenime. Ir tada pradeda jaustis, kad aš galėčiau būti kažkur kitur ir tai yra savivertės trūkumas. Nes tu tiesiog nematai vertės būti čianai, kur tu esi ir galvoji, kad tu negauni vertės ir tau trūksta vertės. Tai reiškia, jeigu aš patyriau sunkumą, pavyzdžiui, ekstremalus tas sunkumas, ne, tarkim, vat, mane buvo sumušę, paimkim lengvesnį, mane pakritikavo. Vat aš šį savaitgalį buvau pas šitą patį John Damartinį ir ten tikrai buvo daug momentų, kada man reikėjo labai gerai pasitemti ir paaukti. Aš vienu metu nelabai pats suvokdamas pažydžiau tam tikrą susitarimą, kurį mes turėjom kaip padėjėjai žmonėms, kuriuos mes tenai prižiūrėjom, nes buvo seminare apie 50 žmonių. Ir mes turėjom pasiskirstę žmonės, kuriems mes turim padėti. Ir aš ten nelabai žinodamas, šiaip darbą padariau puikiai, bet tiesiog pažydžiau vienu metu taisyklės. Ir pažydžiau nelabai žinodamas, bet pusiau žinodamas, pusiau nujausdamas. Ir aš gavau velnių. Aš gavau velnių. Ta prasme, man priejo ir man labai konkrečiai pasakė į akis labai, sakykime, tuo metu nemalonę atrodytų dalyką. Ir, ir aš galiu pykti ir galvoti, kad esu lievas ir galvoti, kad aš šiandien kažkaip ne savo vietoje ir man šiandien kažkaip tai ne taip gyvenime vyksta, kaip turėtų vykti ir taip toliau ir taip toliau. Bet pasižiūrėjus plačiau, ko manęs tai moko ir surinkus situaciją pilną, aš pamačiau, kad ta prasme man tai duoda labai netgi didžiulį šuolį į priekį. Ir kad tai yra tobula, kas tai buvo, tada iš karto atsistato mano savivertės pojūtis toje situacijoje ir aš matau, kad gyvenimas yra teisingas. Vien matant, kad gyvenimas yra nuostabus ir teisingas ir kad mane, kaip sakant, gyvenimas lydi per, kaip sakant, šviesius ir tamsius laikus, nėra kalbos apie savivertę. Tiesiog nėra kalbos. Aš čia, kur esu, nėra manęs kur pajudinti. Nėra man kur kitur būti.
Aš esu čia, nes aš esu čia, nes aš esu čia padėtas net ne savo valia, o tiesiog vat, visata kitaip nesikraipo, negu dabar yra. Ir suvokdamas šitą dalyką, gali realiai apsiverkti iš dėkingumo. Tai yra, tai, tai yra momentas, tai yra čia, aš esu čia, aš esu dėkingas už tai, kaip yra dabar. Aš esu dėkingas, kad gavau Vilnių. Aš esu dėkingas, kad būna sunku. Aš esu dėkingas, kad man kažkas tai gali mane ir pakritikuoti. Aš esu dėkingas, kad su manim atsisako dirbti. Aš esu dėkingas, kad su manim nori dirbti. Man tai yra reikalinga. Tai prasme, niekas nėra klaida. Ir tai yra fantastika. Tai, tai yra tokie stiprus suvokimai, su kuriais mes galim labai daug nuveikti ir jaustis tiesiog užtikrintais. Kitas labai didžiulis dalykas ir labai didelė iliuzija yra galvoti, kad gyvenime turi būti tik tai vienas malonumas ir vienas pozityvas. Tai jeigu aš galvoju, kad gyvenimas yra vienas malonumas ir vienas pozityvas, tai yra garantuota depresija, ta prasme, 100% garantuota depresija, nes visi, kurie žmonės sėdi šituose fantazijose ir iliuzijose, kad viskas yra pozityv ir viskas yra tik tai čia žodžių gražu ir paukščiukai ir visa kita yra labai, labai didelėse fantazijose. Ar aš pats tame esu buvęs, patikėkit manim, labai stipriai esu tame buvęs. Bet dabar įsivaizduokit, gyvenimas yra, nu, toksai žaltys, ne? Kas galėtų su manim sutikti, kad gyvenimas yra žaltys? Gerai, gerai, o jūs sakykit, nesate to žalčio kiaušiniai, ne? Jūs irgi esate žalčiai. Nu, jūs žinot, kad jūs žalčiai, ar ne? Nu, jūs žalčiai, teisingai. Ir jeigu tu žinai, kad gyvenimas žalties ir tu esi žalties, nu jūs kompanija. Bet jeigu tu suvoki, kad tu turi būti ne žaltys, o gyvenimas yra žaltys, nu tada lieva gyventi. Nu beprasmiška tiesiog. Ne? Nes yra smagu žinoti, kad gyvenimas tau pateiks iššūkius. Tu prasme, jis tau pateiks iššūkius. Jisai toks pats ir fainas, ir zapadlistas kaip ir tu. Nu, aš čia taip labai vaizdžiai kalbu, ne? Gyvenimas labai fainas, bet ir labai baugus gali būti. Jūs esat labai fainas, visi jums yra tai sakę, ne? Bet jūs galite ir baugokas būti. Teisingai? Tai aš esu geras, aš esu blogas, aš esu draugiškas, aš esu nedraugiškas, aš esu empatiškas, aš esu visiškai neempatiškas, aš esu dosnus, aš esu godus. Tai prasme, viskas ant manęs yra, viskas. Ką jūs be pasakytumėt ant manęs? Netgi pas mus netgi šizofreninių momentų, netgi įvairiausių ten keistenybių galvoj būna, ne? Pas ką nors nebūna? Tai buvot įsimylėję ir negalvojat, kad jūsų ten panelė ar vyrukas gali nueiti į kiną be jūsų? Čia ne šizofrenija? Tai gerai, čia tam tikros formos. Tai ką aš noriu pasakyti? Gyvenimo prasmė ir vertingumas prapuola, kai mes tikimės iš gyvenimo, kad jisai nebus kažkas, kas jisai yra. Ir realybė yra tokia, kad gyvenimas yra 5 procentų malonumas ir 5 procentų skausmas. Mum rinktis, kokį skausmą mes norim pasirinkti. Skausmas bus tikrai, malonumas bus tikrai. Mums rinktis. Mes galim rinktis prasmingus skausmus, prasmingus malonumus. Pavyzdžiui, jeigu aš nutariau sėdėti saugiai namuose, mane kritikuos kas? Aš pats. Aš pats save kritikuosiu. Tiesiog kasdieną gręšiu savo galvą. Tiesiog gręšiu ir gręšiu savo galvą. Dėl to, kad nedarau. Ir tai yra labai gerai. Nes turi būti ta savikritika, kad tave išjudint. Jinai tiesiog turi būti. Arba tu gali pasirinkti formą. Gali pridėti kelnes ir bijoti eiti į pasaulį, pasidaręs savo kažkokį iššūkį. Tau reikės nueiti ir pakalbėti, tau reikės nueiti ir susitikti, tau reikės nueiti ir dirbti, tau reikės ten dar kažkokius dalykus daryti. Skausmas bus, tu renkiesi formą. Tai aš geriau renkuosi tas formas, kurias aš noriu. Ar rezonuoja, ar pagaunat, ką aš noriu pasakyti?
nes čia juoda auditorija. Tai reiškia, nieko nematau. Tai dabar aš renkuosi, ar aš kritikuosiu save, ar aš eisiu į pasaulį ir geriau mane kritikuos kiti. Nes jeigu aš darau savo savirealizaciją, mane kritikuos kiti. Neišvengiamai. Jeigu aš nu, kad ir šiandieną, pavyzdžiui, aš buvo momentas, kada galvoju, oi, čia bus man, va, rytoj reikia pasiruošti, kaip čia bus. Ir galvoju, oi, kaip sunku vienu momentu. Ir galvoju, bet liūdai, bet čia faina, čia tavo pasirinkta forma, čia yra, nu, faina, kad tu pasirinkai šitą iššūkį. Čia yra liuks. Čia yra gerai, tas skausmas tenai turi būti. Tai gerai, tai kaip atstatyti save iš depresinių minčių? Kaip save atstatyti iš depresinių minčių? Tai kas nors galbūt norėtų dabar gyvai, kadangi mes buvom paskelbę, kad jeigu kas nors nori, tai galit ateiti ir kreiptis ir mes padarysime tokią pusiau sesiją su jumis gyvai ir pasikalbėsim ir padėsim jums išspręsti kažkokią tai situaciją. Tai dabar, jeigu būtų norinčių, tai prašau, kaip sakant, atsidenkit ir pradėkit kalbėti. Aš jums parodysiu, kaip visą tą dalyką daryti. Tai reiškia, mes kalbėsim kartu ir aš dar biškutį terpsiu teorijos. Aš noriu. Marijus, sveikas. Na gerai, Labas. labas, Mariu. Ką aš šitą ranką pakėlęs? Lower hand. Gerai. Tai gerai, Mariu, tai kokia tavo situacija? Vakar, kai pildžiau anketą, ten buvo klausimas apie tą situaciją ir aš suvokiau, nežinau, ant kiek aš čia pats teisus, bet aš gyvenime vengiu naudingų galbūt tų konfliktų ir nenubrėžiu ribų kitiems, nu, šeimos nariam pagrindė ir kai jas nuolatos peržengia, man Gerai, liūdna gal gali gyventi. duoti pavyzdį, kai kažkas tai šeima peržengia tavo ribas? Kaip tai atrodo? Pavyzdžiui, vaikai, paaugliai yra susitarta, kiek bus naudojamas telefonas ir, ir pavyzdžiui, ir virtuvėje nenaudojam telefono, bet aš ateinu ir jisai yra naudojamas ir aš nebenoriu bartis ir, nu, bet aš nuryju tą tokį, kaip sakyt, manęs neklauso, manęs nepaiso ir nepasakau Ar, kažko ar čia yra atgal. tavo, ar čia yra tavo vaikai, ar čia kalbėjau apie, aš kadangi tave pažįstu, Ne, žinau, kad liktai yra ne tavo, ne? ne mano, bet, Gerai, nu, tvarkoj. Tai dabar gal gali tada nueiti į momentą, kur ir kada tu suvokiai jį darant tau labiausiai tą nepatinkantį veiksmą, tai reiškia, žiūrint į telefoną, kai tavęs neklauso, kažkas tokio. taip, Nu gerai, tai kur kada tai buvo? virtuviai, berots ryte. Ryto metas, pusryčiauju, užėjau, mano, kaip sakyt, podukra, aš užeinu į virtuvę, jinai pusryčiauja ir naršo telefonę, skrolina. O mes susitarę, kad to negali būti. Ir aš uždariau duris ir išėjau, ir piktas visas išėjau. Nes O tau į akis, kaip sakant, dalyką daro, taip? jo, jo, Nu, gerai, tai tavo suvokimas apie tą situaciją, ką tau tai simbolizuoja, ką tai tau reiškia, kad jinai žiūri tau į akis. kad Ir dar. nepaiso, manęs nemyli, nepaiso, provokuoja, nežinau, Tai erzina, specialiai daro tau atrodo, tą, kad jinai daro tai specialiai tau matant? jo, taip. Gerai, tai čia tau tai reprezentuoja, ta prasme, ar tu gali pasakyti, nu, va taip užtikrintai, kad jinai tai daro specialiai, tavo suvokimu? Nu, aš manau, kad taip, kad specialiai tai daro. Ok, dėl įdomumo dėliai, tai jinai, ta prasme, specialiai į akis daro neleistiną veiksmą, jo? Taip. Įdomumo dėliai, tu, kadangi žinai biškutį šitą darbą, tai
Gali nueiti momentą, kur ir kada tu tai darai? Kur tu darai neleistiną veiksmą žmogui į akis jam žinant? Gerai. Blema, gal pats su tuo telefonu būdavo sutarta, kad sekmadienis be telefono, bet aš guliu ir naršau, ir vaikai mato, ir aš pats dėl to blogai jaučiuosi. Ok. Gerai, tai gerai tvarkoja, kokia jiem nauda, kai jie mato, kad tu pats pažeidi taisyklės? Jiem nauda, jie gauna laisvės, Gerai, kokia tau nauda, kai tu pats pažeidi taisyklės, žinodamas, kad tu pažeidi taisyklės, kurias pats blema. nustatėjai? Aš irgi gaunu laisvės, nes aš labai nemėgstu jokių taisyklių. Gerai. Gerai, dabar žiūrim tada, kokia dar jiems nauda. Tarkim, kokia jiems nauda psichologijoje ir žmogaus pažinime, kad jie mato, kad tu pats nesilaikai taisyklių. Naudojasi progą. Nu, gerąją prasme pastebi, kada gali pasilengvinti savo gyvenimą. Jie gauna nesąmoningą leidimą, jo? Jo, ir jį pastebi, nu galvo tas, kad Mhm. Gerai, kokia dar nauda jiems? Ar tau atrodo, kad tu tą darydamas labiau kenki jiems ar savo? Ar tau pačiam nepatogu prieš save? man pačiam nepatogu prieš save, kai aš tą darau, ir man pačiam nepatogu prieš save, kai aš juos kontroliuoju. Ok, nu tai gerai, jeigu tau pačiam nepatogu prieš save, tai kokia tau nauda yra? Aš kadangi rašinėja, tai reikia parinkti žodžius. Atsiknist nuo, yra priežastis atsiknist, nu, Žinok, nemanau, kad žmonės labai puls tų įrašų žiūrėti, nes labai specifiniai žmonės šiandien ateina. Turi būti nu aš vis sumaikę. tiek Ne, nesikeiksiu niekas. gal. Tai nu, ta prasme, atsiknist nuo veda į supratimą, kad atšoktų nuo tų vaikų ir nuo savęs to pačiu. Mhm. Nu gerai, gerai, tvarkoj. Tai dabar, kai jinai tau žiūri, sakykime, vos ne į akis ir žino, kad tai daro nu, specialiai, kokia nauda tau iš to, kad jinai tai daro specialiai? Nu, man pirmas jausmas, kad jinai nu, drąsi, ugdo drąsą, kuri ateityje bus naudinga. Ok, tai tu jai leidi papraktikuoti drąsą, nepaisant taisyklių? Tokią Taip, drąsą, kuri gali išlipti iš kažkokių tai normų. Neblogąją prasme, tiesiog drąsiaja prasme. jo, gal tos taisyklės iš karto į blogąją prasme, bet Mhm. gerąją prasme jinai randa nišą, kaip pasigerinti savo gyvenimą, turi drąsos pasinaudoti. Va, gal taip. Mhm. Gerai, tvarkoja, kokia dar tau nauda? Vat būtent jinai daro tai specialiai, ta prasme, jinai vat sėdi, žiūri specialiai. Gali būti nauda, gali būti intuicija tokia, tiesiog. Kokia tau čia žinutė gal tiesiog ateina. Na, taip, iš tikrųjų, žiauriai, žiauriai karšta tema, tokia nerandu tų naudų, nenoriu gal rasti. Kadangi karšta, kadangi stipri, tai tada ir labai nesimato kita pusė. Tai kai nesimato kita pusė, tada ir būna labai karšta, kaip sakant. Tai čia viskas labai normalu. Mm. Man šitas visas dalykas, turbūt didžiausia nauda, kad mane, vat, ką aš ir sakiau, stumia į tą laisvę. Nes, nu, dabar jau biškai gal iš proto varau, čia tai labai sujudino žinutę, kad emocijos sendina. Tai, nu, maždaug Mariau, nustok, žinai, save sendint, pradėk.
atsipalaiduoti. Man kažkaip va šita žinutė tokia dabar eina. Gerai. Kaip jinai tave išlaisvina? Kokiu būdu jinai tau leidžia būti savimi, kai jinai šitą dalyką padaro? Jo, Nuo kokio įvaizdžio, nuo kokios fantazijos jinai tave išlaisvina? nu, vat šito viso griežto kažkokio tai čia taisyklių darytojo, reguliuoto gyvenimo, kur aš apskritai nepasiduodavau irgi, būdamas paauglys, jokiom taisyklėm ir širdį visiškai nevirškinu tų kažkokių reguliavimų. Tai Absoliučiai. tu gauni progą išgyventi tai, ką išgyvendavo tavo, tarkim, tėvas ar kažkas, kas tau darydavo tas situacijas. Taip, jo. Jo, aš nekartą esu taip pagalvojęs, kad mano tėvukas tą jausdavo. Kokia tau nauda iš to? Nu, Kokią išmintį, kokį ryšį gali tada jausti tėvui? jo, tai va šitą norėjau dabar tos žodžius sudėlioti. Tėvukas jau miręs čia ne per seniausiai, tai man yra džiugu, kad aš iš jo paveldėjau, nes aš jį myliu ir aš jį suprantu. Tiesiogiai neprasme suprantu jo tuos tada pykčius visokius. Norėčiau sakyti, galiu atleisti, bet aš nu, nesąmonė. Jautiesi artimesnis tėvui? Jo, labai. Kai, Artimesnis, kai, panašesnis, mhm. paveldėtojas, jo linija, tęsinys, nu, kažkas va tokio. Ir tai man geras jausmas. Gerai, gerai, kaip dabar matai tą įvykį, kai jinai tau į akis sako, daro šitą labai nepatinkantį tau dalyką. Nu, dabar jaučiuosi pralošęs biškį. Gerai, kas tau dar tenai atrodo didžiausia žala, būtent tame jos veiksme? Kas tau ten didžiausias nepatogumas atrodo? Labai daug prašoko minčių, nežinau, tų uh, Sakyk, skaudžiausia, kas yra skaudžiausia? yra žala nuo to veiksmo. Nu, didžiausia žala, kad aš kuriu tas taisyklės ir labai Turi stipriai meni, jų kai jinai tai daro, kai jinai tai rodo, kas tau tame labiausiai nepatinka. Vat tame jos parodime, kas tau labiausiai nepatinka. Dar vis. ignoravimas. Ok, kokia nauda tau yra iš šito būtent aspekto ignoravimo? Laisvė, gaunu laisvės, nu, nenori, nereikia. Mhm. Kiek į metų? 13, tuoj bus 14 šį mėnesį, iš kelių Mhm. dienų. Gerai, laisvė yra nuo ko? Nuo įsivaizdavimo ko? Man šiaip pirma mintis buvo laisvė, tiesiog, nu, nenori, nereikia. Ignoruoji, nu, tai ir ignoruok, aš einu savais keliais, grubiai tariant. Mhm. Tai tokia laisvė nebesirūpint. Gerai, jeigu jinai paklusniai tave žiūrėtų ir iškart padėtų telefoną, kokia to būtų žala? Tas nepatogus klausimas. Padėtų telefoną klusniai, man žala būtų. Bet Kad tave pamato, jinai, iš karto padeda telefoną. jo, Kokia tau tai žala? yra man žala bei valdoma gyvenime, neturės stiprybės gyventi, pastovėti už save. Nu, jei nesiseks gyvenime, ją stumdys, kas netingės, Ir tu nebus silpna. kokią rolę tu vaidintumai? Blemba, va tas, kuris sugriovė žmogų gyvenimą toj vietoj, toj prasmėj, kai jinai nebegali už save pastovėti ir
ir peržengia bet kas jos ribas, apie ką aš čia pradėjau kalbėti. Jinai neduoda peržengti ribų savo. Ir jinai, nu taip, ir ateityje jinai, tai vad, žala tame, jeigu aš matyčiau, kad jinai pasiduoda mano šitiem visiems, ko aš reikalauju, vadinasi, ateityje jinai kažkaip, bet kas ją irgi reguliuotų, pasiduotų ir jai būtų sunku gyventi. Ar tai tau būtų tiek pat žala, jeigu tu žinotumai, kad tokį žmogų augini? Taip, Gerai, tai ar tau yra tiek pat nauda, kad jinai taip elgesi? taip, Ar yra taip, ar yra ką keist? ne. Lemba, pralošiau. Gerai, bet žiūrėk, šitoj vietoje yra kas, kad tu balansuodamas situaciją galėsi prie jos prieiti labai lankščiai, prie tos situacijos. Ne tai, kad tu ateini griežtas, nes yra taisyklė, nes tu ten jauti dalykų, nes šiaip yra dar daug daugiau tenai visokių detalių atskleisti šitame, ką mes čia kalbėjom, nes yra dar tokios detalės, kad tau padeda išsivalyti vaikystės savivertės. Tai reiškia, tu toj pačioj rolėje esi buvęs labai daug ir tenai yra gėdos ir kalties, kai tu į akis kažką tai darai už žmonėm, ne? Tai išsivalęs tokius dalykus, tu pradedi jausti savivertę. Tada, tada kitas dalykas tau atitengia visą tėvo rolę. Visą tą, kad tavo tėvukas patyrė, tai tave tai suartina su tėvu dar daug giliau, negu mes šiandien dabar spėjom pakalbėti, nes mes čia tik tai taip vat, lengvai grįžtelėm, žinai, viską. Tada Tada aš manau, kad vis tiek tai kuria ryšį, žinai, su ja, nes, kaip sakant, ir džiaugsme, ir varge visi ryšiai kuriasi, ne? Dar varge net ir geresnė susikuria. Tai yra, žinai, įvairūs dalykai, nes jeigu, pavyzdžiui, tu to nedarytum, jinai to nedarytų, tai jinai po to sakytų, manim net nesirūpino, manim net nesistengia rūpintis, žinai. Mhm, Ne, nes tavo, kad ir tas tai griežtas dalykas jai padeda. Ta prasme, jinai bent jau žino kryptį, nes jinai yra 13 metų, ten yra, kaip sakant, minkštas stuburas dar kol kas. Žinai, lenk medį, kol jaunas ir visi reikalai. Tai, tai tu, būdamas toj situacijoje lankstus, tada gali labai daug nuveikti. Ir čia mes nekalbam tik tai apie tėvus ir vaikus, mes kalbam aplamai apie poras. Jeigu aš poroje, pavyzdžiui, visiškai moku sutikti su ignoravimu, aš galiu būti labai lankstus tada. Bet jeigu man yra labai skaudus ignoravimas, tai viskas, įvyksta ignoravimas ir tai yra viena dažniausių, yra praktiškai vos ne du natūralūs atsakai. Nu, kaip žmonės atsako į stiprias situacijas, vieni užtyla, kiti rėkia. Teisingai? mhm, Tai prasme, vienas žmogus būna ten duoda garsais, klausinėja, kodėl, tai tu pasakyk, tai tu išsikalbėk, visa kita, o kitas nori patilėti ir nieko nesako. Bet tai nieko nereiškia iš tikrųjų. Bet jeigu tu negali būti su tuo, kad tavęs klausinėja, arba tu jeigu negali būti su tuo, kad tas žmogus tylė, tai viskas tada prasideda sekantis grandininė reakcija į įvairiausių dalykų. Tai dabar žmonės čia ne šiaip sau, aš dėjau tą laivelį į paveiksliuką, tikiuosi jūs visi matote šitą laivelį. Ir šitas laivelis yra šiaip didelis, kaip sakant, simbolis to, ką mes šiandien, kaip sakant, darom. Ir tai dabar laivelis simbolizuoja du dalykus. Nu, realiai jisai simbolizuoja tave, bet jeigu laivelis yra paniręs ir jisai yra po vandeniu, tai jis simbolizuoja depresiją. Dabar depresija yra tada, kada realybė yra po vandeniu, tai viena dalis laivo yra po vandeniu, o kita dalis yra labai stipriai iškilusi virš vandens. Tai kai laivas skęsta, viena dalis pradžiai būna po vandeniu, kita būna virš vandens, aukštai ir tada jisai iš vis nuskęsta.
Tai reiškia, jeigu jūs matot mano video, tikiuosi matot, galvoju, gal kokį šviesų daiktą pasimsiu. Čia yra laivas. Jeigu jisai yra taip, tai reiškia, kad realybė pasikreipia ir yra po vandeniu, tai mes reiškia, matom apie realybę vien negatyvus. Tai vaikas man į akis sako, man į akis žiūri su mobiliu ir visiškai mane ignoruoja. Tai tu matai situacijos tik tai minusus. Korekt? Tai yra tik tai minusai. Matoma yra tik tai minusai tą akimirką. Ir kita pusė yra fantazija, nes neįmanoma laivo panardinti nefantazuojant, neįmanoma depresuoti nefantazuojant. Depresija yra lyginimas realybės su fantazija. Jinai turėjo būti ištikima. Aš turėčiau daug uždirbti. Aš dabar turėčiau sportuoti. Aš turėčiau nesverti tonos. Jinai turėtų būti graži. Jisai turėtų būti su plačiais pečiais. Bla 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 bla. Yra fantazija ir kada fantazija yra virš, kaip sakant, balanso ligmens, nes kai laivas plaukia, jisai yra balanse, kai fantazija yra virš balanso ribos, a, tada ateina kuo didesnė fantazija, tuo stipresnės emocijos. Tai pavyzdžiui, jeigu aš įsivaizduoju, kad paimkim santykius. Jeigu aš įsivaizduoju, kad mano žmogus turi elgtis kitaip negu elgesi, tarkim, paimkim labai dažną kokį nors, jisai turėtų būti ar jinai turėtų būti labiau su manim, ne, labiau ten namuose, kaip pavyzdys. Bet yra tam tikra prasmė, kodėl tas žmogus nėra namuose, jeigu jisai nenori būti namuose. E, tai dabar kokia man būtų žala, jeigu jisai toksai būtų namuose? Mes tokiu būdu nuleidinėjom fantaziją. Kokia būtų žala? Kas būtų, jeigu jinai žiūrėtų į mobilų ir padėtų tą mobilų iš karto mane pamačiusi? Žala. Jinai tada savim nebūtų, jinai tada drąsos neišmoktų, jinai būtų pastumdėlė, jinai būtų ten tas anas. Ok, tai gal tada visai man to nereikia. Tai tai kokia nauda, kad yra taip? Ir mes, kai sakom nauda, mes tada laivą pradedam kelti iš dugno. Tai reiškia, kokia nauda? Man primena mano tėvą. Man čia yra išmoko, kad aš pats turiu rodyti iš tikrųjų pavyzdį. Aš negaliu kalbėti vieno ir daryti kito. Čia dar kažkas. Ir mes žiūrim, kad man tai yra tiek pat nauda. Ir kai aš fantaziją nuleidžiu, visos depresijos dingsta. Garantuotai. Aš šiandieną ryte dirbau su moterim, kuri papasakojo man, kad jos įmonės darbuotoja išsivedė paskui save didžiausią klientą, kuris ten darydavo, sakykime, didžiulę apyvartą įmoniai. Ir dar ne tik tai, po to atėjo tasai klientas ir aprėkė ją visų žmonių akivaizdoje, sakydama, kad jie yra nekompetitingi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jinai buvo jai ant tiek stipru, kad jinai, ta prasme, jautė tiesiog užgultą krūtinę, kad jinai negali normaliai kvėpuoti. Pasižiūrėsiu, gal jinai čia dabar yra pas mus. Nes mačiau, kad registravosi. Ne, nėra. Tai galim, žodžiu, laisvai apie ją kalbėti. Gerai, juokauju. Tai jinai ir mes su ją surinkę visą tą pilną paveikslą, gale sesijos jinai tiesiog apsiverkė dėkingumo ašaromis, kad tai buvo tobulas dalykas jai. Praėjo visas spaudimas ant krūtinės, garantuotai pagerėjo sveikata, nes pas ją yra tam tikrų požymių odos problemų. Tai kiekvieną kartą, kai mes pakeičiam požiūrį į bet kokią situaciją, kuri mums teikia stresą,
mes pakeičiam savo hormonus. Jeigu, pavyzdžiui, paimkim Marių dabar ir paimkim Marių prieš šitą labai trumpą pratimą, labai beje ačiū Mariu tau už tavo atvirumą, kad tu čia, kaip sakant, atėjai su, manau, svarbia ir rezonuojančia tema, nes kai kas iš mūsų tikrai turėjo pasižiūrėti, kokia nauda yra būti su mobiliu arba apie jų vaikus. Tai tikrai pasitarnavai. Tai jeigu paimti tave prieš ir po, aš garantuoju, kad šitas požiūrio pakeitimas tau duoda visai kitas emocijas, ne? Tiesa. Tai, tai, tai yra, kai mes pakeičiam emocijas, pasikeičia hormonai, pasikeičia kūno chemija, pasikeičia sveikata. Šiaip sveikata ir pinigai yra labai 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 susiję dalykai. Nes angliškai yra tas pats žodis wealth ir health ir wealth yra nuo to paties žodžio wheel, kas reiškia ratą. Ir kiekvienas žmogus, kuris sprendžia savo emocijas ir gali jas veiksmingai išspręsti, garantuotai pradeda daugiau uždirbti. Nu, garantuotai tiesiog. Tu tiesiog turi daugiau energijos, nes kai tavo protas yra užimtas praeities įvykiais, nes jisai grinąją tą žodžio prasme yra užimtas ir žmogus jaučiasi tiesiog įsikalinęs. Tai paprasčiausiai atsilaisvina proto erdvė, kad žmogus galėtų atsidaryti ir tiesiog susikoncentruoti tai, kas jam patinka. Jeigu jisai to nedaro, protas yra tiesiog užmuštas tam tikrom emocijom ir idėjom ir viskas, ir niekas nevyksta. Gerai, tai dabar kas yra savivertė? Dar kartelį, aš čia jums pripasakojau jau nemažai dalykų, bet galiu papasakoti dar plačiau, kas yra savivertė. Ir manau, kad labai gerai atsako, kas yra savivertė ir kas per prizmę, kas tai nėra. Tai kai tu nedarai tai, kas tau yra vertinga, nes tavo protas yra užimtas kažkokiais tai psichologiniais dalykais, kurie tiesiog užima tavo proto erdvę. Pavyzdžiui, tavo praeitas darbo partneris tave išmetė ten kažkaip tai iš tavo darbovietės ar iš tavo ten verslo, ar tave paliko kažkoks tai žmogus. Aš beje vakar ir šiandien kalbėjau su trim vyrais, kurie išsiskyrė su moterimis, arba jos paliko, arba jie labai stipriai pykstasi, arba išsiskyrė, arba patys nuėjo į kairę. Na, žodžiu, tokios įvairios labai situacijos. Bet kai jie jaučia širdgėlą, viskas, žmogus yra demobilizuotas. Jisai tiesiog paprasčiausiai nebejuda gyvenime. Tai reiškia, kai aš jaučiu širdgėlos ir gedulo jausmus, man pradeda imti ir atrodyti, jog gyvenime nėra meilės, gyvenime nėra prasmės. Ir kai nėra gyvenime meilės ir prasmės, tai ta prasme, kokia prasmė iš vis yra kažką tai daryti. Ane? Ir kas tada vyksta, kaip jūs manot, kas tada vyksta su žmonėm, kai jie tokius dalykus patiria? O vyksta su jais tai, kad jie pasineria į savo kenksmingus elgesį, į savo kenksmingą elgesį. Galit gal kas nors parašyti į chatą arba pakelti ranką. Kas esat pastebėję, kad kai jūs turėjote tokį gyvenime išsiskyrimą ar panašų kažkokį dalyką, kad jūs su savim pradėjote elgtis destruktyviai. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, pradėjot rūkyti, ar pradėjot gerti, ar pradėjot dar kažkokią tai nesąmonę daryti. Okay? Tai aš tikrai tikiu, nes aš ir pats esu pastebėjęs, kad aš iš tikrųjų rūkiau ir ten, žodžiu, dariau dalykus tik tai po tokių įvykių. Tai tikrai labai labai stipriai paveikia. Tai dabar dvėjojimas, ar tai tavo gyvenimo vieta. Jeigu tu dvėjoji, kad va, šita vieta yra tai, kur aš esu, kad ar čia aš turiu būti. Jeigu tu dvėjoji, kad šita vieta tavo yra gyvenimo vieta, yra labai stiprus ženklas, kad nematai pilno gyvenimo paveikslo.
Manimas, kad galėjo būti kitaip, yra paprasčiausiai vėlgi fantazija ir tiesiog depresinė mintis. Kol tu nebūsi dėkingas už taip, kaip nutiko tavo gyvenime, ir be abejo, čia yra nemažai su kuo padirbėti, bet kol tu nebūsi dėkingas už tai, kad taip nutiko, kaip nutiko gyvenime, taip nutiko, kaip nutiko, that's it. Ir tai buvo tobulas variantas man. Jeigu to nematai, sorry, apie savivertę toje vietoje, apie savivertę yra labai sunku kalbėti. Kiekvienas mes turim savo vietų, kur, sakykime, mums yra stipriausia, bet čia jau toksai dalykas. Tada manimas, kad kažkas gali pakeisti tavo vietą gyvenime, ateina toksai kaip natūralus, tarytum, slogutis ir baime, kaip sakant, prapulti ir panašiai. Tai sprendimas yra išvalyti gėdos ir kalties jausmus, įsisavinant tiek didvyrį, tiek piktadarį savyje. Kiekvienas mes esam pasielgę gyvenime ir labai labai šlykščiai ir labai labai šventai. Tai kiekvienas turėjome momentus, kada esam realiai vogę, žudę, netiesioginę ar tiesioginę prasme, ar melavę. Ir melas yra tiesiog biškutį išpūsti arba biškutį sumažinti tiesą. Jau yra melas. Tai, tai realiai viskas yra apie lygiavertiškumą. Taigi, tai pas mus yra abi šitos pusės. Tiek didvyris, čia nuotraukoje, matot, toksai vyrukas, gražus labai graikas, nežiūrėkit į vieną vietą ten pas jį. Tada tiek yra tas pabaisa, ne? Tai reiškia demonas. Mes turime abu. Galvoti, kad jūs galit būti tik tai tasai viršutinis yra absoliutus klėdesys. Ir tai yra labai baisu, jeigu jums taip nutiktų, kad jūs būtumėte tik tai tas viršutinis variantas. Aš jums labai labai to nelinkėčiau. Nes realybė yra tokia, kad jūs norit būti abu, bet jūs ko nenorit, jūs nenorit sėdėti gėdos ir kalties jausmuose. Aš tikiu, kad jums patinka kartais žmonės, kurie yra griežti. Aš tikiu, kad jums patinka žmonės, kurie geba pasakyti tiesą į akis. Aš tikiu, kad jūs norėtumėt, kad jūsų partneris, jeigu kažkas nutikinėtų jūsų vaikam, sugebėtų juos apginti ir primušti ką nors. Aš tikiu, kad jūs norėtumėt, kad jūsų vaikai būtų stiprus ir galėtų duoti atgal, jeigu būtų reikalinga situacija. Aš tikiu, kad jūs norėtumėt turėti gebėjimus labai stiprius. Pavyzdžiui, mokėti apriekti žmogų, mokėti tai padaryti. Bet ne iš to, kad aš reikiu su kalte kaltint su ten didžiuliais kažkokiais tai trenksmais ir savęs pametimais, bet tiesiog padaryti tai tada, kada to tikrai reikia ir būti užtikrintų tuo, ką darai. Nes tai yra labai labai reikalingas dalykas. Įsivaizduokit, jūs ateitumėt pas mane dirbti su manim ir vietoj to, kad aš su jumis kalbėčiau tiesiai ir griežtai, aš jums pataikaučiau. Jūs to norėtumėt? Jūs sakytumėt, oi, man šitas ir šitas skauda. Ir aš jums bijočiau pasakyti, kad jūs, pavyzdžiui, esat išdidus. Arba jūs bijotumėt, pavyzdžiui, sužinoti, tiksliau, aš bijočiau jums kažkaip tai pranešti. Pavyzdžiui, aš vakar kalbėjau su vaikinuku, 30 metų vyrukas, kuris vartoja amfetaminą 5 metus labai rimtom dozėm. Aš jį susitikau, jisai atrodo kaip narkomanas. Jisai, ta prasme, iš pažiūros yra narkomanas, nors jisai gyvena šeimoje ten ir visa kita ir visa kita. Okay? Šių laikų realybė. Ir sakau, kokia tau yra, sakau, žala sociume, kad tave žmonės mato tokį, kokį tu matai. Sakau, ar tave apkalbinėja? Ir jis sako, ne, nemanau, kad tave apkalbinėja. Sakau, bičiuli mielas, taip kaip tu atrodai, tave apkalbinėja. Tu esi iliuzijose, galvodamas, kad apie tave čiulba gražius dalykus, kai tu atrodai tiesiog narkomanas. Tai turėti tas savybės pasakyti griežtus dalykus
ir yra savivertė. Įvaldyti tą, galima sakyti, velnę savyje. E, šito tik tai nesiųskit į bažnyčią, ok? Įvaldyti, ta prasme, savo, sakykime, tas vadinamasias blogas savybės, kurios vertinamos yra negatyviai, yra iš tikrųjų labai stiprus proveržis savivertėje. Nes paimkim labai paprastą pavyzdį. Aš pastebėjau, jeigu aš su klientais, kurie man skambina ir klausia, pavyzdžiui, nori atvažiuoti į stovyklą ir panašiai, jeigu aš su jais kalbu atvirai ir jeigu reikia, griežtai, pavyzdžiui, pas mane buvo prieš keletą metų kreipėsi tokia moteris, kuri žodžiu, nusižiūrėjo savo vyro draugą, apie jį fantazuodavo ir jinai tiesiog norėjo su juo nueiti į kairę. Jinai neturėjo darbo, jinai nieko nemokėjo, galima tai pasakyti. Nu, žodžiu, labai žemos kvalifikacijos ir sugebėjimų žmogus, kuris realiai biški net man pasirodė truputėlį trenktas. Sorry, bet nu, tiesiog tuo metu tai pasirodė. Ir aš matau, kad jeigu jinai tai padarys, okei, gal jinai tai kartą padarys, bet jinai tiesiog sugriaus savo šeimą. Jinai tiesiog paprasčiausiai sugriaus savo šeimą. Ir jinai greičiausiai netgi liks gatvėje, nes jinai neturi nei kur išeiti, nei taip toliau, nei taip toliau. Ir, ir man buvo tiesiog jausmas, kad reikėtų jai gerai išrašyti velnių. Ir aš tiesiog ant jos tuo metu nu, nestaugiau, bet, nu, pasakiau taip labai tiesiai šviesiai nemalonių dalykų. Dar dabar parašo ir dėkoja. A, dar dabar jos vyras netgi man atskirai parašė, sako, mes ją sako, ten ir ten ir ten ir ten jį buvo, niekas nepadėjo. Sako, šitas pokalbis jai padėjo. Tai prasme, jinai atsitokėjo. Lygiai tas pats yra su klientais, kurie nori ir nenori pirkti. Jeigu tu su jais kalbi tiesiai šviesiai ir nepatogiai, jie perka. Nes jie jaučia, kad tu esi normalus kažkokiu būdu. Tai yra tiesioginis savivertės kažkoks tai toksai vat, dalykas. Tai dabar šitos dalis, kuriuose jūs jaučiatės kalti, jeigu jas normalizuoti, kokia yra nauda tiems žmonėms, kurie mato mane šitą dalyką darant, ne, kur aš pats pažeidžiau taisyklės ir jeigu, tavo Mario atveju, jeigu aš surandu šitas naudas šitose vietose, aš atstatau šitoje vietoje savivertę. Jinai tiesiog va tai va paprasčiausiai tau pargrįžta. Ir kai tu darai, kaip sakant, šitą paprastą labai pratimuką, kokia yra nauda tiems tos situacijos dalyviams, kur aš pasielgiau, kur susirašyti sąrašą, pavyzdžiui, kur aš išdūriau žmonės, kur aš apgavau žmonės, kur aš meluodavau, kur aš galbūt išnaudojau vyrus ar moteris, gali būti netgi seksualiai ar kaip nors, ne, per flirtą ar dar kažką, kur aš manipuliuodavau ir taip toliau. Ir susirašyti visas tas gėdingas situacijas. Čia realiai, jeigu šitą padarytume, tai ta prasme, nu, grinas nušvietimas jūsų gyvenime. Ir tada tiesiog parašyti situacijos dalyviams naudas. Tol, kol jūs jausite, kad jiems tai buvo tiek pat naudinga, kiek žalinga. Tiek pat naudinga, kiek ir žalinga. Tiek pat naudinga, kiek ir žalinga. Bet ne per daug naudinga. Tiek pat. Ok? Tai dabar, jeigu aš padariau šitą dalyką, aš esu laisvas. Ir aš galiu daryti dalykus. Ir man tada nepikta, kai kažkas kitas tą dalyką daro, nes aš žinau, kad aš šitos dalykus dariau. Ir tai yra mano savivertė. Labą dieną. Ok, tada kitas dalykas yra nusimti išdidumus. Nes išdidume mes tik tai imituojam. Bet čia dar viena plati tema ir aš jūs geriau pakviesiu į kitą seminarą, kur mes galėsime apie tai pasikalbėti. Nes lygiai taip pat kaip gėda, lygiai taip pat aš galiu didžiuotis.
Ar kas nors matėte jaunuolį, kuris tam besididžiuoja, nežinau, kad turi kokį nors ten Versace akinius ar panašiai? Ar netrodo jokingai? Šiaip labai tyras žmogus, nes, nu, kas dar gali būti tyresnis negu tas žmogus, kuris didžiuojasi Versace, ne? Tai tikrai labai naivus ir labai tyras žmogus, labai nekaltas dievo vaikas, kaip sakant, dievo avinėlis ir panašiai. Bet ką noriu pasakyti, kad jeigu mes randam ly, vidurio tašką tarp išdidumo ir gėdų ir būnam tiesiog balanse, mes tiesiog galim judėti į priekį gyvenime. Ir ką aš jums noriu pasiūlyti, tai noriu pasiūlyti jums užsukti pas save į namus. Čia matote, aš nežinau, ar jums padidėjo vaizdas, ar didėja, Dovilė, vaizdas, gali palinkčiat galvą, jeigu aš krypau. Čia žodžiu yra mano namai. Opa. Ir aš jūs kviečiu pabūti pas mane stovyklose arba seminaruose. Tai dabar pat spalio 13, ne šį pirmadienį, bet kitą pirmadienį aš pradedu 13-18 stovyklą, kuri vadinasi Savivertės santykiai ir savirealizacija. Vienos kabutės trūksta, bet nieko tokio. Ir šitoj stovyklai mes 5 dienas eisim pro visus šituos procesus, apie kuriuos aš pasakojau, ir aš kiekvieno iš jūsų pasimsiu situaciją asmeniškai ir tą situaciją jums padėsiu išspręsti ir sutvarkyti, kad jūs nebejaustumėte jokių kažkokių tai stabdžių, depresijų ir kad tiesiog pradėtumėt ir galėtumėt tiesiog paprasčiausiai gyvenime judėti. Jeigu jūs turėjot nesenai kokią nors netekti, nu tas nesenai gali būti ir prieš 10 metų, nes būna žmonės gedi ilgai. Jeigu jūs turėjot netekti stiprią, žinokit, jinai tikrai ir jūs stipriai ją išgyvenat, būtų tai žmogaus netektis ar ten vyro, žmonos tiesiog išėjimas, išsiskirimas, galbūt tas pats vaikų išėjimas iš namų, galbūt kai kuriems tai gali būti darbo praradimas, galbūt kažkokia dar kita neganda, kuri buvo jūs ištikusi. Žinokit, kad yra labai stipri pagalba ir aš jums galiu tiesiog padėti išeiti iš šito labai labai sunkaus gyvenimo etapo, jį užtikrintai praeiti ir tiesiog būti savo vėl savivertėjai, gerose santykiuose ir daryti savo gyvenimo savirealizaciją, kad ir kiek jums būtų metų, kad ir kaip jums tenai sektųsi ar nesisektų. Tai aš jums, aš esu dedikuotas jums, kad perduočiau šitos įrankius, kuriuos gavau per savo gyvenimą, ką esu išmokęs, su kuriais moku žmonėm padėti. Tai stovykla vyks pas mane namuose, vyks 5 dienas. Ir tai yra savivertė ir mes labai giliai einam į santykius ir mes pradedam užčiopti ir darom nemažai savirealizacijos temų. Tai kad žmogus tiesiog galėtų jausti prasme ir tiesiog paprasčiausiai daryti savo savirealizaciją. Ir kitas bus seminaras, tai Vilniuje, Kaune ir greičiausiai Pajūryje, Klaipėdoje. Tik tai mums reikia pradžioje užpildyti grupės Vilniuje, Kaune ir tada žiūrėsim, kaip ten bus Klaipėda. Prasmės ir savivertės savaitgalis. Tai reiškia, čia mes 3 dienas, tai reiškia penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, turėsime tiek Vilniuje, tiek Kaune žmonėms tiems, kurie negali išvažiuoti iš namų 5 dienas, bet gali ateiti į seminarą ir vakare eiti pas savo šeimą atgal, galbūt yra kažkokie tai specialūs poreikiai pas tos žmonės, kurie tiesiog nori tokio gilaus savaitgalio, bet negali išvažiuoti, negali pasimti atostogų, bet gali pasimti 1 dieną. Tai aš darau prasmės ir savivertės savaitgalį, kur mes galėsime labai giliai, lygiai taip pačiai pasižiūrėti, padaryti mažoj grupiai, nes tiek stovykla, tiek prasmės ir savivertės savaitgalis yra mažose 12, maksimum 14 žmonių grupėse
darbas, kur aš asmeniškai pasimsiu jūsų temą. Tai pavyzdžiui, jeigu ateitų Dovilė ir sakytų, kad aš išsiskyriau su savo vaikinu ir ten netekau darbo prieš 2 metus ir dabar tiesiog gyvenime noriu persikonfigūruoti ir tiesiog vėl energingai veikti, tai aš jai sudėliočiau visą strategiją, pasižiūrėčiau, kokie yra jos skausmai. Nes mes galim, kaip sakant, daryti viską automatu ir daryti visus pratimus iš eilės, bet mes galim parinkti specifinius pratimus ir klausimus tau, kurie tau padės labiausiai. Ir tai man stovyklose ir šiaip tiesiog su klientais pasiteisino labiausiai, nes aš tada sutaupau žmonėms, tikrai neperdedu, 10 metų, 10-15 metų to senėjimo, to užstrigimo. Ir mes, jeigu nežinom dalykų, tai nežinom, bet mes vis tiek už jos kainą mokam. Tai reiškia, jeigu aš prieš 15 metų ar prieš 10 metų, pavyzdžiui, man prieš 10 metų buvo labai sunkus periodas, būčiau žinojęs šitą dalyką, ką aš dabar čia pasakosiu ir kas tai būtų, nu, kas tai yra, man tai būtų verta, nežinau, mažiausiai 10 000 eurų būčiau galėjęs atiduoti, kad atsistatyti, nes tiesiog ėjau gyvenime apgraibom, apgraibom, tai buvo baisu. Ir tuos dalykus, kuriuos dabar jaučiu, darau, matau ir taip toliau, nu yra fantastika. Yra fantastika jausti, kad tu esi vertingas, tiesiog toksai, koksai esi, kad tu esi vertingas ir kad tau nereikia pergyventi, ar tu turėsi darbo, ar tu neturėsi darbo, tu esi vertingas ir tavęs reikia. Tiesiog gyvenimui žmonėm tavęs tiesiog paprasčiausiai reikia. Tu esi prasmingas, vertingas šeimoje, tu esi prasmingas, vertingas tarp žmonių, su kuriais tu esi ir tu nebijai keisti savo gyvenimo, tai reiškia nueiti kažkokias tai kitas gyvenimo erdves ir juose padaryti kažkokius tai pokyčius, tai yra fantastika, aš nieko daugiau negaliu pridėti. Tai dabar, jeigu aš gerai matau, tai pas mus yra keletas žmonių, kurie buvo pas mane stovyklose ir aš juos čia pakviečiau pasidalinti. Tai dabar gal tie, kurie atėjo pasidalinti, gal galėtumėt, norėtumėt įsijungti savo mikrofonus ir prabilti. Aš galiu pasidalinti. O sekundę. Tai, O sekundę aš tave pažymėsiu čia, nes reikia. Va. Gerai, papasakok. Koks tai tavo man vardas? Sky. Gerai, čia yra Sky. Sveikutė. Nu gerai, tai papasakok, koks buvo tavo patarimas Nu, stovykloje. mano buvo patyrimas, kad išsiskyriau su draugu prieš 4 metus ir buvau tikrai depresijoje ir net nežinojau, kad aš buvau depresijoje ir tiesiog su santykiais nelabai sekėsi ir nuvažiavau pas Liudą į stovyklą ir man viskas apsivertė, ta prasme, pamačiau visiškai gyvenimą iš kitos pusės. Ir po stovyklos iš tikrųjų pradėjau jaustis, kaip jau buvau pamiršus, kad galima jaustis taip. Tiesiog atsipalaidavo labai daug energijos, išsprendėm labai tokius gilius momentus, kurie kaip aš per filtrą mačiau gyvenimą, dėl to, kad taip įsivaizdavau. Ir va šita technika labai padėjo pamatyti viską kitaip, tai tiesiog tu iš stovyklos išėjęs pamatai, kaip dalykai iš tikrųjų yra, o ne kaip tau atrodė. Tai Super. vat. Kaip tau su mama tasai procesas? Tai Papasakok. vat su mama buvo labai stiprus procesas, nes aš vaikystėje tiesiog be mamos užaugau. Ir kaip man buvo 7, mama išvažiavo į Ameriką ir kas metus aš prašiau vizos gyventi Amerikoje ir jos negaudavau niekada. Ir paskutinius metus padarė bevizų sistemą važiuoti lietuviam į Ameriką ir tada mano mama mirė. Ir aš tada važiavau pasimti jos pelenus. Tai man tą situaciją padarė tokį filtrą, kad man atrodo, kad gyvenimas visą laiką man pašmežuoja kažką, kad vat jau gausi, ko labiausiai tu nori ir paskutinę minutę atima tą dalyką. Ir tiesiog visur, vat, kadangi taip vaikystėje buvo, aš taip ir matydavau, kad vat, man čia pasiūlo kažkokį draugą jau turėsiu ir atima, ar ten kokį nors darbą.
Ir per tą pratimą mes darėm, kur reikėjo parašyti naudas. Nu, vat, kuo man tai buvo naudinga neišvažiuoti tą Ameriką ir aš tiesiog pamačiau, kaip iš tikrųjų mane saugojo gyvenimas, nes mano mama buvo alkoholikė ir kad aš būčiau išvažiavus ir būtų buvę daug blogiau. Ir pamačiau visas naudas, ką aš gavau neišvažiavus, visas pamokas, visus žmonės, taip toliau. Ir man tiesiog apsivertė, aš nebemačiau, kad čia buvo kažkoks kaip sabotažuojantis dalykas iš visatos, o kad kaip tik visata veda vis į geresnius patyrimus. Ir tai padėjo man vėl atrasti pasitikėjimą visatą, nes ilgą laiką aš tada ir gyvenau tokiam kaip kare, nes man atrodė, kad gyvenimas specialiai daro man blogiau. Ir tiesiog atsipalaidavo šitą vietą ir tiesiog pasitikėjimą pradėjau vėl daugiau jausti. Čia Super, vienas iš dalykų, kuriuos super, padarėm. super. Taip. Gerai, labai ačiū Skai. Tai Tomai, matau, kad tu atėjai. Labas, Tomai. Įsijung garsą. Jo, sveikučiai. Sveikučiai. Aš tai turbūt gal iš karto riebiai. A, Būdamas 7 metų netyčia nušovau savo brolį. Ir su ta kalte gyvenau iki, vadinkim, 40, dabar man 40 metų. Visą gyvenimą buvau toks vienišius, atsiskyręs, be meilės, nei mamos, nei tėčio. Po to Ir įvykio. visur aš ieškau to įvykio, taip. Ir esu gyvenime, aš ten kažkokias detalytės apsilukštenęs, bet iš esmės tai tik tai trupinius buvau tokius pasirankięs. Ir pas Liudą stovykloj tas paveikslas ant tiek viskas išsisprendė, kad šiai dienai man nebekirba joks ten klausimas, nėra jokios kalties, nei ten gėdos, nei baimės. Tiesiog esu dėkingas širdingai už tą įvykį, kuris įvyko. Tomai net širpai nuėjo. Ačiū tau. Man irgi, žinok, šilta dar. Gerai, ar mes turim dar ką nors, kas atėjo? Labai tau ačiū, Sveiki, Tomai. Vitautė? taip. Sveikutė. Tu būsi be vaizdo, ne? E, jo, pas mane kamera sugedus šiuo metu, tai nelabai galiu prisijungti. Gerai, sakyk tada. Tai situacija buvo nepripažinimas savo tėvų, globėjų, išėjimas iš jų namų, naikinimas savęs, panikimas į priklausomybės, alkoholį, narkotikus, neigimas visko, savęs neapykanta. Ir pas Liudą susidėliojus gyvenimo aplinkybėm atsiradau stovykloje ir sugebėjau per 2 dienas, per sunkų darbą ir jo didžiulę pagalbą suprasti, kad, ta prasme, priimti tuos savo tėvus, priimti, kad jie rūpi, priimti, kad jie mane myli, ko pasakoje, ta prasme, požiūris pasikeičia juodą baltą, tu pradedi pasaulį kitom spalvom matyti, tu pradedi viską daryti visiškai kitaip, tu pradedi jausti meilę savo ir pasitikėjimą savim, kai tu susigyveni su tuo situacija. Tai, ta prasme, tiek turbūt. Wow. Mhm. Gerai, nuostabu. Ar dar yra kas nors, kas atėjo iš buvusių dalyvių? Nes aš matau, kad liktai buvo dar. Labai ačiū, Tautė, tau. Ar dar yra kas dalinsis? Valda beras yra. Ar čia valda ne iš mūsų kompanijos? Iš mūsų Iš mūsų. Valda, įsijung kamerą, jeigu gali. be šviesos buvo. Labas, E, dar. Palauk sekundėlę, aš dar tavęs kol kas nematau. Ok, bet žinok, dar vis tavęs nematau. Ar įsijungi kamerą? aš įsijungus. Mm. O, gerai, gražuolė, matosi. Nu gerai, pasakau.
Prie bėdą. Gal apie vaiką. Buvau praradus vaiką ir gilioj depresijai buvau. Tai šitas bėdą, kai išsprendėm, tai pasirodo vaikas dar ir išgelbėjo man gyvybę. Atsistačiau pati save ant kojų po biškį. Išėjau iš vyro smurtautojo narkomano. Dėl to, kad vaikas mirė, nes kitaip būčiau iš to neišėjus, tikriausiai sunaikinus save. O dabar visą tai praėjus, atėjau pas Liudą ir dabar labiau suvokiu, kaip čia pasakyti, gyvenimą, gal kaip toliau jį dėliotis, kaip kiekvieną gyvenimo tą klausimą sprendžiu jau demartinio metodu ir taip lengviau viskas vyksta. Fantastika. Super. Gerai, labai ačiū už pasidalinimus. Tai aš tada dar ateisiu pas skaidres ir važiuojam su skaidrėm. Tai dabar, jeigu jūs norėtume, tai mes jums duodam, dabar yra į stovyklas maždaug po 4 vietas dar turim. Tai dabar žodžiu, 4 žmonėms, kurie ateina į stovyklą arba į seminarą, duodame šitą kainą. 1 parą laiko. Tai rytoj iki 9 vakaro. Jeigu norit, turit mano e-mailą, turit kitus dalykus, galite užsirašyti ir sudalyvauti stovykloje, o seminarai vyks Vilniuje, Kaune. Dar paskelbsim kur, bet trumpai sakant, jie vyks tiesiog kažkur tai seminarų salėje. Tai dabar, jeigu turit klausimų, beje, čia mano draugai, kurie mane rekomenduoja, tai čia mato daug visokių pažįstamų turbūt veidų kai kurie. Tai čia yra Tomas Brazinskas, Brazis studijos kūrybinių industrijų lyderis, tada Ignas Bakėjus, Rytis Lukaševičius, Ieva Amala, Žilvinas Butkevičius, Saulis Bagdonas, Aistė Janauskinė, jeigu kas mes pažįstame, tai čia tiesiog toksai iš kitur esu paėmęs skaidrės, tai buvau sudėjęs jų nuotraukas, tai galit, kaip sakant, jų rekomendacijomis remtis. Tai dabar noriu jūsų klausimų. Jeigu turite kažkokių tai klausimų, tai norėčiau iš jūsų laukti ir sužinoti, ką jūs norite manęs paklausti. Čia įdėta nuotrauka tokio šuniuko vardu Braškė. Žodžiu, Braškė supranta žmonių kalbą, bet dabar yra labai labai jau senas šuva. Tai čia. Ar turit klausimų žmonės? Kas nors? Aš norėčiau paklausti, jeigu galima. Jo, klaus. Tai aš esu panašiai apie kiek čia praėjo mėnesį, turbūt nuo stovyklos. Ir šiaip, ta prasme, tikrai tų, kaip mes sakom, neigiamų minčių nėra ir sugebu irgi viską paversti demartinį dėka į gerą ir neutraliai plaukti gyvenime to laiveliu, bet visada mąstau, ta prasme, tikrai būna dienų, kai rutina užmuša tai ir būna tiesiog sėdžiu ir nežinau, kaip atsistoti atgal į tą būseną. Adrenalino rūgšties, jeigu nori sūris, ką nori, pasiorganizuok pati. Paragauk arbatą viską. Gerai, tai mes buterbrodų tada norėtumėm. 2. Su jo arbatą. Gerai, tvarkoj. Tai Vytautė, atsakau tada į tavo klausimą. Žinai, va čia šitų tai yra paskutinis punktas. Praktikuok paprastus dalykus. Tam, kad surinkti gyvenimo paveikslą, tai prasme, turi realiai praktikuoti paprasčiausiai tuos pačius labai paprastus dalykus.
Okay. Aš nesu niekom išskirtinis, tu nesi niekom išskirtinė, niekas niekom nesam išskirtiniai. Ta prasme, jeigu man yra bėda, aš sėdžiu ir dirbu pats tiesiog su savo klausimais arba su kažkuo, kas man padeda. Jeigu, jeigu yra labai didelė bėda, aš darau tą patį, jeigu yra labai mažas dalykas, aš darau tą patį. Ta prasme, nėra jokių kažkokių tai kosminių atsakymų, viskas yra labai labai simple. Gerai, tai dabar čia Rita minėjo, kad kažką jinai hiperbolizavo. Marius klausia, kaip neiškristi iš dėkingumo būsenos. Mariu, visą laiką mes iškrentam ir iškrisim iš dėkingumo būsenos, nes tiesiog kiekvieną kartą, kai tu pajauti dėkingumą, tu gauni naują lygmenį iliuzijų, kurias reikia spręsti ir tiesiog esi paaukštintas gyvenimo sunkumo lygmenyje ir turi išspręsti dar sunkesnę pamoką. Dėl to į senatvę atrodo, kad viskas blogėja. Gerai. Ir tai ne tai, kad viskas, bet turiu minį, kad užduotis sunkėja, kai dar kūnas atsilieka. Tai a, tiesiog praktikuoti, lygiai tas pats, praktikuoti paprastus dalykus, pasimti tai, kas tau veikia ir tiesiog praktikuok. Jeigu nepraktikuosi, niekas negali tau kažkaip tai labiau padėti. Įrankiai yra čia, jeigu nori, galėtum pasimti. Aš galiu išmokinti, pravesti pro didžiausias strategijas, kokias tu turi, kad tenai išeiti iš didžiausių nesąmonių tais momentais, nes aš tiesiog galiu sutaupyti tau, tarkim, 10 metų ar 5 metus laiko. Tai pasižiūrėsim, kas šiandien pas mus triukšmauja. Kas sakė? Galite turbūt platų sekundę. Ne. Geriau. Virginija daug kalba. Ne. Bet tavo tik vietas. Virginija, ar galite užsijungti mikrofoną? Virginija. Kodėl aš jos nematau? Ai va, sorry. Taip, kur čia tas mute? Mute. Gerai. Gerai, tai žodžiu, Mariu, nieko, žinok, naujo nepasakysiu, tiesiog paprasčiausiai reikia praktikuoti. Jeigu nori, sakau, galite ateiti, aš jums sutaupysiu labai labai daug laiko, nes tiesiog jūs nieko naujo nesužinosit, visus tos dalykus jūs intuityviai nujautėt. Aš jums duosiu tiek pat velnių, kiek ir pagalbos, bet padarysim darbą, viskas. Kaip jums ačiū, kokios istorijos man problema dėl rašymo, antrinės tikrovės įsprendimo greitai, dėkui istorijos. Gerai, čia tiesiog padėka. Su kuo susiję emocijų proveržis, kurių negali sukontroliuoti. Emocijų proveržis, kurio negali sukontroliuoti, yra paprasčiausiai gražbiliavimas labai ilgą laiką ir po to sprogimas. Vienas iš variantų, bet pats dažniausias variantas. Tai reiškia, jeigu aš labai ilgai spaudžiau, mykiau, negaliu pasakyti, bla bla bla. Kitaip tariant, jeigu aš galvoju, kad mano veiksmai galėtų būti kitokie, ne, tai aš gražbiliauju, nesakau, tai kažkaip tai spaudžiu, nu ir po to susikaupia ta užtvanka ir jinai tiesiog sproksta. Tai dabar koks yra sprendimas? Tiesiog sakyk iš karto viską ir pykis mergelė. Ingrida, tai nebijok pasikonfliktuoti. Tai prasme, jeigu tu pati kursi konfliktą, konfliktų nebebus. Jeigu tu vengsi konfliktų, konfliktai bus. Turėjau vieną kartą pas tą patį Džoną Demartinį seminarį, buvo tokia juodaodė moteris, kuri turėjo odos vėžį. Ir aš ten turėjau progą su ją dirbti. Ir jos buvo problema ta, kad jinai spaudžia emocijas ir savo šeimoje bando išlaikyti labai didelę taiką ir ramybę ir nekariauti. Ir jinai vietoj karo išoriai, tai reiškia su šeima, pasirinko karą viduje, tai reiškia vėžį. Tai tie, kurie nekariauja išoriai, kariauja viduje. Okay? Visiems suprantama? Ar suprantat, ką aš kalbu šitą vietoj? Kas nekariauja viduje, tas kariauja išoriai?
Ar pagaunat apie ką aš čia? Gerai, tada Liudai, ar vedė asmeninę sesiją su Demartinio metodu, taip vedu. A, ar kaip atsikratyti nerimo, kuris neleidžia miegoti ir būti būtini vaistai, nerimas dėl darbo netekimo ir kito neturėjimo. Nu, labai paprastai pasakysiu, Jūratė, jeigu gali tiesiog atvažiuok bent jau į, kaip ten vadinasi, prasmės ir savivertę savaitgalį. Tai kaip minimum šitas, bet šiaip rekomenduoju į stovyklą. O šiaip paprastai tai yra daroma taip. Yra nusistatoma, kuri to situacija yra pati baisiausia ir tiesiog ieškoma, kokia tau nauda iš jos. Nes tavo protą tiesiog naktimis užima galvojimas apie tą situaciją. Tu apie ją tiesiog negali nustoti galvoti, nes tai yra labai stiprios emocijos. Tai yra vadinama nemiga. Bet čia yra. Nu, čia yra, sakykime, psichologija yra nelaikomų mokslu, nes neturi metodo, kaip reprodukuoti tų pačių rezultatų. Psichologija yra nelaikoma mokslu praktiškai, dėl to, kad jinai net, nu, bent jau žmonės jos nelaiko labai mokslu, nes jinai tokia yra labai aptaki, ne, tai biškiai apie bilenką. Vienas psichologas vieną gali prišnekėti, kitas tik tai tavęs klausysis, kitas dar ten kažką patars, bet žodžiu, yra pakankamai toksai, nu žodžiu, kaip slidi žuvis, ne? Bet su šituo, ką mes dirbam, mes galim klausimų serijos pagalba davesti tave iki dėkingumo rezultato. Tai pavyzdžiui, šita moteris, kuri pas mane šiandien ryte dirbo, kur aš pasakojau, kad jinai krūtinė yra užgulus ir visa kita, jinai turi ir nemigą. Turėjo ir nemigą. Dabar žiūrėsim, kaip jos ta nemiga keisis. Manau, kad šiandien tikrai gerai miegos. Tai tas nemigas galima labai greitai perversti. Ta prasme, labai greitai perversti. Jeigu nenori savo resursų išdeginti ant vaistų, tai kreipkis, tikrai padėsiu. Jeigu svarstau likti santykiuose ar ne, kartu esame 15 metų, 3 vaikai, kodėl dviejo, trūksta laimės džiaugsmo ir esu pasimetęs. Tai laimė ir džiaugsmas yra pernelyg pozityvus dalykas, kurio bandai tenai pasiekti, turbūt nepripažįsti kažkokių tai iššūkių. Tie žmonės, kurie siekia vien tik tai laimės ir džiaugsmo, kad būtų, tai va čia, va, kur aš rodau tą va, ir angelą, ir velnę, ne, ir šitą gražuolį ir velnę, yra didžiulis tada pasimetimas, jeigu mes renkamės tik tai tą gražuolį ir nenorime ten tų, kaip sakant, kitų dalykų sutikti. Trumpai tariant, tu teisi ją. Ir kai tu teisi ją, tau yra tiesiog tenai nemalonu būti. Kuo tai ilgiau vyksta tavo gyvenime, tasai teisimas, tuo tiesiog paprasčiausiai daugiau sukuria dar matymo kažkokių tai negatyvių dalykų aplink tą žmogų, aplink tą situaciją, aplink viską, kas tenai yra. Jeigu nuo tavęs nuimti lūkesčius tai žmonai, nes tu turi tam tikrų lūkesčių, kokie jinai galėtų būti, tiesiog paprasčiausiai tą pačią dieną pradėtum ją daug labiau gerbti ir norėtum sėdėti apsikabinęs. Esu tai nekartą matęs ir ant savęs netgi. Noriu pradėti veiklą kūrybinėje srityje, bet niekaip neprisiverčiu publikuoti darbų. Atrodo, kad bijau destruktyvios kritikos ar jokios reakcijos iš vis. Kaip pradėti nepasiduoti antrojų variantų? Tai jeigu negauni jokios reakcijos iš vis. Tai reikia sukurti tiesiog daug didesnę prasme, kad tu tiesiog jaustum ir matytum kuo didžiausią, kuo riebiausią prasme tame ir daryti tada tai spontaniškai. Tai labai paprastai reikėtų išsirinkti veiksmą, kurį tu nori daryti, parašyti tam veiksmui daugybę naudų. Tai pavyzdžiui, sėdėti ir rašyti ir publikuoti. Tai būtų veiksmas, ne?
Tai vienas būtų rašyti, kitas būtų publikuoti. Reikia parašyti rašymui, tarkim, 100 naudų ir tada publikavimui 100 naudų. Ir tada pamatysi, kad tikrai tavo veiksmas pajudėjo. Jeigu nesutinku antros pusės, tai pirmiau būt už tai dėkingumą ir tada galimai galiu kažką sutikti. Be abejo, Rūta, be abejo, jo. Kitas dalykas, jeigu nesutinka žmogus antros pusės, tai jam atrodo, kad jo gyvenime trūksta kažkokių savybių. Tai jeigu tu gerai pasieškotumai, tai tau žmonės tas savybės duoda. Pavyzdžiui, jeigu tu ieškai artumo, yra žmonės ir dalykai, skaitant pačią tave, kas tau tą artumą suteikia. Jeigu tuos visus dalykus savo gyvenime surasti, kad tu jau tai turi gyvenime, tada labai greitai ateina partneris. Sorry, čia visiškai kita tema, labai negaliu išsiplėsti. Ar iliuzijos suformuoja realybėje skaudžias situacijas? Be abejo. Nesąmoningas manifestavimas. Jo, tai iliuzijos suformuoja realybėje labai skaudžias situacijos, kurios yra skirtos, kad sudaužyti iliuzijas. Tai pavyzdžiui, aš galiu fantazuoti, kad esu pats puikiausias ten kažkoks tai ir tada nuolatos jausiu kokius nors savęs žeminimo ir savęs kritikos jausmus. Tai iliuzija, kad aš esu ten pats nuostabiausias gyvenime, yra subalansuojama su savikritika. Žmonės, kurie labai save stipriai kritikuoja, tiesiog yra labai išdidus žmonės. Ar darote gydymus, paskaitas per atstumą ir kiek tai kainuoja individuali konsultacija? Tai dabar, jeigu Jūratė esi rimtai nusiteikusi, tai tu man parašyk, mes susitarsim, nes aš sakau kainas žmonėm tik tai tie, kurie yra rimtai nusiteikę, kas liečia dėl individualių konsultacijų. Bet aš gydymų nedarau, bet darau konsultacijas. Jos beveik visos vyksta online, nes pas mane yra klientų ir, ir iš JAV, ir iš Tailando, ir iš Maroko, ir iš daug kur. Ačiū už atsakymą, nustebino ir buvo netikėta. Tai Vytautai, ačiū ir tau. Ar yra dar kas nors, kas norėtų atsakymų gyvai? Nes jeigu ne, tai aš tada galiu dar tiesiog 5 minutės perversti tuos atsakymus, pasakyti, kur jūs parašėt klausimus, kai jūs atėjot čia, pildėt tokią formą ir aš ten galėčiau labai trumpai tiesiog atsakyti keliais sakiniais į kiekvieną. Tomai, nori, ne? Jo, paklausiu. Dabar esu vėl Norvegijoje, žinai, darbiniais reikalais. Ir buvę santykiai yra Norvegijai. Ir kur buvę, kur nebuvę, žinai, aš kažkaip vis pagalvoju, kad mano pirma vertybė yra šeima. Ir man tas pats mečas, jisai buvo toks, kaip dabar matau, labai pozityv, žinai, ir aš taip vis pagalvoju apie juos. Ir tik vas straglinu, kaip čia, nuvažiuoti, susitikti, pakalbėti, žinai. Ir va tas varikliukas, jisai užsisuka vis, žinai, galvoju. Tai koks yra kas per klausimas? klausimas? Koks yra klausimas? Kodėl straglinu, vat, negaliu atsakyti savo dabar, žinai, tą klausimą. Kodėl, ta prasme, sunkiai ryšsiasi tenai nuvažiuoti? Jo. Nematai savo naudos. Nematau savo naudos, ne? Tai va, kokia prasme man to važiuoti? Žiūrėk, mes kiekvienas naudojam savo gyvenimo laiką efektyviausiai, kaip tik sugebam, kiekvieną akimirką, net jeigu tai yra skrolinimas. Ta prasme, tu skiri laiką tam, kas tau atrodo tikrai vertinga. Viskas. Okay. Ne vienas negaištam savo gyvenimo laiko, naudojam jį iš tikrųjų efektyviausiai, kaip galim, pastoviai. Tiesiog pastoviai nuolatos. Gerai, tai aš tada... Gerai, ačiū, padirbėsiu su to. Gerai, aš tada labai trumpai perversiu kelis klausimus, nes aš mačiau, buvo labai daug žmonių man parašė, kad jie nori tiesiog savivertės, meilę savo. Tai darant visus šitos dalykus, kuriuos mes šiandieną čia kalbėjom, tai tikrai yra labai apie savivertę ir apie meilę savo. Jaučiuosi praradus vidinę ugnelę, tai čia vėlgi reikia tiesiog susireguliuoti savo situaciją, daug sunkių emocijų, lygiai tas pats.
savirealizacija, menka savivertė. Tai čia viskas, ką mes kalbėjom, tai visiškai į taikinį. Darbas ir atlyginimas lygiai tas pats, ta prasme, tiesiog dirbs su savim, atsistatyk savivertę ir tie dalykai grįžta į tavo rankas. Galbūt ne per vieną dieną, bet per metus laiko tikrai pamatysi didžiulį pokytį. Gerai, buvo įdomus, žinokit, koks klausimas. Buvo, man labai patiko klausimas. Apatija, nenoras būti tarp žmonių, užsidarimas savyje. Užsidarimas savyje tai gali būti ir širdgėlos, ir tie prasmių praradimai, bet vienas iš yra išdidumas. Tiesiog yra didelis išdidumas, kas yra šiaip visiškai natūralu, tai nėra kažkoks tai labai tam blogas dalykas, tiesiog, nu, jisai toks yra, jisai paverčia žmogų į vienišių. Tai jeigu jūs esat labai vienišius, tai žinokit, kad biški labai aukštai save laiko, dėl to su jumis nelabai kiti žmonės nori būti ir pats jūs nenorit su kitais būti, nes norit juos apsaugoti nuo savo būdo. Kaip pagerinti pasitikėjimą savimi ir šaltą protą kritinėse situacijose, viską pakalbėjom, tuštumos jausmas pakalbėjom. Noriu suprasti, kaip pamilti save dėl savo viršsvario, tiksliau nutukimo. Šiaip aš esu linksmas ir aktyvus žmogus, bet noriu atsikratyti svorio ir vis užeina savigrauža ir tokia nemailė savo, kad man nepavyksta. Va, iš šito norėjau atsakyti. Tai dabar žiūrėk, tavo tasai viršsvaris, jisai tau paprasčiausiai kažkokiu tai būdu tarnauja. Tai aš esu sutikęs ne vieną ir ne du žmonės, kurie turi ant savęs laiko didelį viršsvarį vien dėl to, kad nenori patirti intimumo su kitais žmonėm, turiu omeny grinai seksualinių dalykų, ir tiesiog sustarėja. Taip kaip pavyzdys, moteris gyvena su vyru, turi vaikų ir buvo nuėjusi į kairę, nenori, kad santuoka sugriūtų, užsiaugino daug svorio. Guli namuose lovai, fantazuoja apie seksą, sekso nėra, bet jinai išlaikiusi santuoką. Santuoka yra prioritetas, šeima yra prioritetas, jinai ištvers geriau nutukimą negu savo liekną figūrą, meilužį ir išsiskyrimą. Tiesiog strategija. Tai tie žmonės, kurie yra gerai užsimoralizavę dėl sekso, ir nori kažkokiu būdu jo išvengti, greičiausiai labai labai dažnai pasitaikanti strategija, tiesiog noras apsiginti ir išvengti seksualinių kontaktų. Vienas iš labai labai dažnai pasitaiko. Tai va, tai mėlyjeji, jeigu kas nors norėtumėt į stovyklą spalio 13-18, kuri vyks šiandien praktiškai už 2 savaičių, tiksliau už 1,5 savaitės, tai galit man parašyti dabar. Jeigu norėtumėt į seminarus ir panašiai, tai per parą laiko turite laiko užsiregistruoti arba galite tiesiog dabar parašyti, nes yra, kaip ir minėjau, po 4 vietas. Lauksiu jūsų. Ar buvo įdomu, gal galit visi įsijungti mikrofonus ir pasakyti po 1 ar 2 žodžius? Man buvo įdomu. Man buvo įdomu. Ne, man buvo įdomu, o jum ar buvo? Gerai, labai labai drovi publika, tai jums labai, žinokit, reikia. Jo, Taip, aš tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi visais, kurie čia sudalyvavo šitoj paskaitoj. Tikrai rekomenduoju Liudą, jisai pats tos savo srities specialistas ir jeigu turit kažkokių problemų, didžiausios rekomendacijos tikrai nuo širdies, iš gelmės. Ačiū dar kartą. Dėkui, Tomai. aš irgi be galo norėčiau padėkoti Liudui už tai, ką jisai padarė ir kokį darbą į mane įdėjo. Ir ta prasme, daugelis temų šiaip, kurias šiandien palėtėm, buvo jau aptartos stovykloj, bet pakasėm šiandien giliau ir tikrai naudinga buvo ir informacija ir viskas. Tai ačiū tau labai už tą motivaciją judėti į priekį ir
tikiuosi tai išliks dar ilgai ir liksim ryšyje. Aš irgi už, kad mes visi liktumėm ryšyje. Šiaip iš tikrųjų, paėmus, tai aš pastebėjau, kad žmonės, kurie būna, kaip sakant, šitose temose kokius metus, du, gauna daugiausiai. Tai jeigu ten vieną kartą, tai fainai, ok, bet tie, kurie pasilieka ir praeina keletą ten tų stovyklų, keletą kartų, pradeda įsisavinti savo gyvenimą, galbūt padeda tada kitiem ir taip toliau, tai jie gauna labai daug, nu, daugiausiai. Tai va. Aš irgi noriu pasakyti, kad aš pažįstu Liudą jau 10 metų ir buvau jo ir stovyklose prieš 10 metų, kur buvo atvežęs paleidimus ir tikrai visada labai pasitikiu Liudu, nes tikrai daug atnešė rezultatų jau tada, o dabar dar labiau su šito nauju metodu. Ačiū, ačiū, ačiū. Nu, gerai, ar nors vienas dravus žmogus, kuris šiandien atėjo, galėtų, ką nors, nu, vienas bent jau žmogus. Lauksim, kas nors, ko aš nepažįstu, kad, nu, kažką bent ištartų, nu, ką nors, biškai. Gerai. E, Turėjau labai daug problemų, ta prasme, ir nu, atėjau čia turbūt, nu, vedama to, sako, kai ieškai tos pagalbos, tai ją randi, bet tikrai reikėjo nemažai praeiti, kad, nu, ateiti iki čia ir atrasti, kas, nu, tau tinkama. Daug labai ir patvirtinimo buvo, ir aiškumo tikrai atsirado daug daugiau, ir nežinau, ir norisi dirbti toliau su savimi, ir atsiranda ta ugnelė po biškį, kad, nu, vat, yra vis dėlto pagalba, yra tie žmonės, kurie tau gali padėti tikrai, nes jinai reikalinga. Super. O aš norėčiau paklausti, iš tikrųjų labai labai įdomu šiandien buvo, dėja pramečiau pradžią. Ir, na, būnant be darbo labai sunku su finansais, tai jūs tas stovyklas dažnai rengiat ar ne, nes tikrai norėčiau pabandyti, bet šiuo metu nemiga yra, nu, nuo nedarbo. Supratau. Aš stovyklas darau dažnai, pakankamai, nes dabar, kaip matot, kiekvieną mėnesį, net kai kurios mėnesius ir dvi stovyklas, tai ir rengiuosi taip toliau tęsti. Dabar, jeigu pas jūs yra su pinigais, sakykime, problemos, tai aš tiesiog tikrai labai pasitikiu savo darbu ir ką aš padarau, kaip aš padedu žmonėm. Ir aš galiu tiesiog labai lankščiai susitarti. Jeigu netgi žmogus gali nešti labai mažą sumą iš pradžio, aš tikrai tikiu, kad aš jam padėsiu pasiekti daug didesnių gyvenime rezultatų ir jisai atsistatė savo energiją ir visą kitą nuveiks daug daugiau. Tai tokiu būdu galima išdėlioti tą mokėjimą be jokio pabrangimo ir taip toliau. Tai jeigu iš tikrųjų yra noras ir yra poreikis ir yra skauda ir taip toliau, tai tiesiog nesu galvos, susirašom, ateik, tikrai labai labai daug laimėsi. Matai, kas yra, kad žmonės gal Pasikalbėjom tą mailą, kur gavom nuorodą rašyti. Jo, paprasčiausiai gali parašyti atgal e-mailą, gali mane ateiti į Facebooką, gali čia rašyti savo e-mailą, jeigu nori, mes pasimsim ir tiesiog susisieksim. Ačiū. Žinot, gal dar kaip padarysiu? Kaip šviesos tunelio gale realiai. Aš jums Ačiū. parašysiu savo numerį į čatą. Ir jeigu jūs esate rimti, kaip sakant, rimtai nusiteikę, čia ne tik apie tave, Jūratė, sakau, galite tiesiog pasimti mano numerį ir man tiesiog paskambinti. Jeigu jums yra sunku, jeigu ten norit šitoje vietoje, ta prasme tikrai norit ar į stovyklą, ar dar kažkur, ir norėtumėte tiesiog susitarti, apsitarti ir taip toliau, tai prašau, imkite numerį, pasiskambinsim ir sutarsim. Aš atsidavęs esu savo veiklai, tai man jokių problemų, galėsiu pakalbėti. Ačiū. Bet nekonsultuoti. Tai šiek tiek, 15 minučių. Tai va, kas čia dar? Jo, žmonės, tiesiog, jeigu kas nors norit padaryti savo gyvenimą gerą tokį pokytį, tai labai kviečiu.
jį padaryti, nedelst, nes kad ir kaip čia liūdnai skambėtų, aš už pigiau nebūsiu ir didesnė tikimybė, kad kažkada tie seminarai ir baigsis. Okay? Aš turiu eilę metų veiklos, atsimenu, čia nesenai kreipėsi į mane žmonės, kai kurie sako, ar tu dar vis darai ten tą ir tą dalyką. Sakau, ne, nebedarau. A, kaip gaila, žinai, nebedarai. Nu, ja, sakau, matai, gyvenimas nelaukia, turi naudotis progą. Yra proga, turi naudotis. Ir jeigu mes nepasinaudojam progom, mes tiesiog mokam paprasčiausiai kainą to nepasinaudojimo. Tai pavyzdžiui, turiu tokį vieną pusiau juokingą, bet realiai realų posakį. Sako, jeigu tu nežinai, kaip uždirbti milijoną per metus ir uždirbi, tarkim, 10 000, tai tau visą tai kainuoja 990 000 per metus. Nežinojimas kainuoja 990 000 per metus. Tai, tai čia yra labai kažkas tai panašaus. Tai jeigu jūs nežinot, kaip gerai jaustis, tai jums kainuoja tiesiog nuolatinę blogą savijautą, sveikatą, pinigus, santykius, užsidarimą, kritiką ir tiesiog tampat pabiški senas keistuolis. Ne? Gerai, geros nakties visiems ir labų. Ir tie, kurie žiūri įrašą ir jum linkėjimai, tai tikiuosi, kad nors jūs pamatyti. Čiau. Ačiū.